Atidžiai pažiūrėkite šį vaizdo įrašą. Matote rusų droną skrendantį ir staiga iš niekur jis nukrenta. Be sprogimo, be triukšmo, be jokio ženklo, kas įvyko. Kai šis vaizdo įrašas nutekėjo 2026 m. kovo mėnesį, niekas negalėjo paaiškinti, kas numušė šį droną. Nėra jokios raketos, nėra kito drono, visiškai nieko nematyti. Ir būtent čia viskas tampa įdomu, nes tai, kas privertė šį droną nukristi, atėjo ne iš dabarties. Atėjo iš ateities. Ir Ukraina ką tik įrodė, kad ta ateitis jau atėjo. Šiame vaizdo įraše aš tau parodysiu, kas tai per ginklas ir kodėl Rusija turi daugybę priežasčių dėl jo nerimauti. Ir svarbiausia, aš tau parodysiu, kodėl jis išsprendžia vieną didžiausių šiuolaikinio karo problemų. – 2026 m. vasario 10 d. amerikiečių žurnalo The Atlantic žurnalistas Simonas Šusteris buvo nuvežtas į tuščią lauką Ukrainos viduje. Buvo šalta, dangus buvo pilkas, viduryje niekur stovėjo pikapas, o ant jo įrenginys, kuris pasak jo paties žodžių, atrodė kaip mėgėjiškas teleskopas su dviem šonuose pritvirtintomis kameromis. Buvo paleistas dronas. Jis pakilo ir nuskrido kelis šimtus metrų į tolį. Ir tada operatorius davė įsakymą šauti. Jokio garso, jokios šviesos srovės, jokio sprogimo, visiškai nieko matomo neįvyko, o dronas tiesiog pradėjo degti ore, tarsi jį trenkęs nematomas žaibas ir nukrito į žemę liepsnodamas. Tai, ką tik matėte, yra veikianti sistema vadinama Sunray ir visa ji telpa į paprasto automobilio bagažinę. Jį galima sumontuoti bet kurioje transporto priemonėje vos per kelias minutes. Šoninės kameros automatiškai atpažįsta ir seka taikinį. Operatorius patvirtina ir paleidžia šūvį. Per kelias sekundės dronas yra numuštas. Ir įspūdingiausia yra tai, kaip jis veikia. Pažiūrėkite, lazeris sutelkia milžinišką karštį į mažytį tašką ant drono. Šis karštis sunaikina vidinės dalis arba sudegina įrenginio struktūrą. Jis praranda kontrolę ir nukrenta. Be jokių ore skraidančių nuolaužų. Nėra sprogimo pavojaus ant žemės ir nelieka jokių pėdsakų, rodančių, iš kur buvo paleistas šūvis. Ir štai detalė, kuri daro Sunray išskirtiniu, palyginti su bet kuo kitu, kas šiandien yra mūšio lauke. Rusija pradėjo vis dažniau naudoti tam tikrą dronų tipą, kurį buvo beveik neįmanoma numušti su bet kuria esama sistema. Vadinamieji optinio pluošto dronai. Šie dronai nenaudoja radio signalo, nenaudoja GPS. Jie valdomi itin plonu fiziniu kabeliu, jungiančiu operatorių su dronu. Nėra jokio signalo, kurį būtų galima blokuoti, nes signalo tiesiog nėra. Bet kokia įranga, bandanti blokuoti perdavimus, prieš juos yra visiškai nenaudinga. Vienintelis būdas juos sustabdyti – fizinis poveikis. Nupjauti kabelį ir čia pasirodo Sunray. Kovo mėnesį 2026-aisiais paskelbtame kovos vaizdo įraše tai parodyta būtent taip. Ginklas buvo naudojamas deginti ir perpjauti optinio pluošto kabelį, kuris jungė rusišką droną su jo operatoriumi. Be kabelio dronas iš karto praranda valdymą. Ir nukrenta. Be sprogimo, be triukšmo. Rusų pilotas kažkur kitoje pusėje staiga nebekontroliuoja nieko. Ir tikriausiai net nesupranta, kas įvyko. Pagalvok apie tai akimirką iš rusų pusės. Jų dronas tiesiog nustoja reaguoti. Nebuvo jokio sprogimo, nebuvo jokio atakos požymio. Nėra jokio būdo sužinoti, iš kur tai atėjo. Nėra kaip apsiginti. Tiems, kurie valdo šiuos dronus, iš kitos pusės, tai tarsi kovoti su kažkuo nematomu. Ir būtent tai daro Sunray bauginantį. Ne tik tai, ką jis daro, bet ir tai, ką jis reiškia. Grėsmė, į kurią Rusija vis dar neturi atsakymo. Už Sunray slypi Pavlo Jelizarovas. Ir šio vyro istorija pasako viską apie tai, kaip Ukraina sugeba per 2 metus padaryti tai, ko kitos šalis nesugeba per dešimtmečius. Jelizarovas nebuvo kariškis, jis buvo verslininkas, jis buvo televizijos prodiuseris. Viena iš populiariausių politinių laidų šalyje buvo kuriama jo studijoje. 2022 m. vasarį, kai Rusija įsiveržė, jis nuėjo į verbavimo centrą, paėmė šautuvą ir pradėjo nuo nulio. Savo pinigais jis pradėjo formuoti ir aprūpinti savo kovinę grupę. Jis pavertė buvusią televizijos studiją improvizuotą karo dronų gamykla. Jis įtikino draugus prisijungti.
Darbas buvo toks rimtas, kad tai pastebėjo JAV vyriausybė ir pradėjo siųsti įrangą bei paramą. Grupė išaugo labiau nei kas nors tikėjosi. Jos sukurta komanda, pasak Ukrainos šaltinių, buvo atsakinga už daugiau nei 12 milijardų dolerių vertės rusiškos karinės įrangos sunaikinimą. Vienas iš 5 Rusijos tankų sunaikintų kare buvo sunaikintas jo grupės veiklos dėka. Tačiau vieną naktį rusų dronai padegė jo pagrindinę gamyklą. Viskas, kas buvo sukurta. Beveik 35 milijonai dolerių vertės įranga. Virtų pelenais. Tada jis pradėjo iš naujo. 2026 m. sausį prezidentas Zelenskis jį paskyrė Ukrainos oro pajėgų vado pavaduotoju, suteikdamas konkrečią užduotį – sukurti skydą nuo dronų, kuris dengtų visą šalį. Ir Jelizarovas iš pradžių atsisakė. Jis manė, kad terminas yra neįmanomas. Gynybos ministras jį įtikino vienu tiesiu sakiniu. Tu gali likti tribūnose, stebėti žaidimą ir kritikuoti žaidėjus aikštėje, arba gali pats išeiti į aikštę ir parodyti, ką moki. Jis įžengė. Ir būtent tas pats Jelizarovas, kai jo paklausė, kodėl Ukraina sugebėjo per 2 metus padaryti tai, ko daug turtingesnės šalys nesugebėjo per dešimtmečius, atsakė. Daugelį Amerikos įmonių skatina pinigai. Joms tai yra darbas. Mes turime dar vieną svarbų komponentą – išgyvenimo poreikį. Gerai pagalvokite apie šį sakinį, nes už jos slypi ne tik karinis klausimas. Yra Ukrainos miestai, kurie visą žiemą praleido be elektros, be šildymo, kai energetikos infrastruktūrą sunaikino dronai. Yra civiliai, kurie pabunda vidury nakties nuo pavojaus sirenų. Yra žmonės, kurie jau daugelį metų gyvena žinodami, kad bet kurią akimirką gali pasirodyti pigus dronas. Sunray nėra tik technologinis atsakas. Tai yra šalies atsakas, kuri turi apsaugoti savo žmonės tuo, ką turi ir neturi laiko laukti. Ir kai šį kontekstą palygini su skaičiais, tai, ką padarė Ukraina, tampa dar sunkiau patikėti. Pavyzdžiui, pažiūrėkite į pagrindinę JAV karinio jūrų laivyno lazerinę sistemą. Jį sukūrė įmonė Lockheed Martin. Investicijos, kurios per daugelį metų iš viso viršijo 350 milijonų dolerių. Rezultatas buvo viena sistema įdiegta viename karo laive. Ir 2026 m. kovo mėnesį Jungtinių valstijų kariuomenė paskelbė, kad nutraukė savo pažangiausią lazerių programą. Jis buvo per brangus ir per daug sudėtingas. Dragonfire, kita lazerinė sistema iš Jungtinės karalystės, per daugelį metų gavo daugiau nei 416 milijonų svarų investicijų. Tai įspūdinga sistema. Kiekvienas šūvis kainuoja tiek, kiek namų šildytuvą laikyti įjungtą 1 valandą, apie 10 svarų. Tačiau jis realiai pasieks Britų karinius laivus tik 2027 metais. Ukrainos Sunray kainavo kelis milijonus dolerių jo sukūrimui. Jis telpa į automobilio bagažinę. Ir jis jau egzistuoja, jis jau buvo pademonstruotas. Jis jau pasirodė tikrame mūšyje. Ir čia yra viena detalė, kuri visiškai pakeis jūsų požiūrį į šią istoriją. Ir apie tai beveik niekas aiškiai nekalba. Pažiūrėkite. Situacija Rusijai tapo tokia kritiška, kad pagal oficialiai nepatvirtintas ataskaitas ji turėjo griebtis Kinijos lazerio technologijos. Kad bent minimaliai pasivytų tai, ką Ukraina kuria savarankiškai su savo inžinieriais ir savo ištekliais. Tai daug pasako apie tai, kas pirmauja šiuose lenktynėse. Ir tai vyksta ne tik šioje tiesioginėje kovoje. Visas pasaulis tyliai persiginkluoja tokiomis technologijomis. Izraelis yra pats aiškiausias pavyzdys. Po to, kai jis panaudojo pradinius savo lazerinės sistemos variantus kovose su Hezbollah dronais dar 2024 m. spalį. Šalis 2025 m. gruodį oficialiai pradėjo naudoti Iron Beam, savo pilną 100 000 vatų sistemą. שם לא התפוצץ, ההוא לא התפוצץ שם. שומעים את האזעקות של הקריות? יואו! אבא שם שצילמת. Jungtinė karalystė pasirašė 316 milijonų svarų vertės sutartį dėl Dragonfire įdiegimo savo karo laivuose.
Australija jau pardavė savo lazerinę sistemą Nyderlandams ir Pietų Korėjai. Akivaizdu, kad lenktynės jau prasidėjo. Ir šiuose lenktynėse Ukraina kuria savo technologiją nuo nulio, tuo tarpu kiti vis dar priklauso nuo pirkimo iš užsienio. Tačiau tai, ko iš tikrųjų nori Ukraina, yra kur kas daugiau nei tik laimėti šias lenktynes. Zelenskis turi terminą. Jis nori, kad visiškai veikiantis skydas būtų paruoštas iki 2026 metų vasaros. Planą logiškai paprasta suprasti. Lazeriai numuša artimiausias ir pigiausias grėsmės, o dronai perėmėjai tarpinio lygmens grėsmėms. O vakarietiškos raketos, tokios kaip Patriot, būtų naudojamos tik sunkiausiems ir pavojingiausiems išpoliams, tiems, kurių niekas kitas nesugeba sustabdyti. Kiekviena grėsmės rūšis atremiama tinkamu įrankiu. Brangus ištekliai nešvaistomi ten, kur lazeris gali išspręsti problemą beveik už dyką. Terminas labai trumpas. Tačiau Ukraina jau nekartą parodė, kad sugeba padaryti per kelis mėnesius tai, kam kitoms šalims prireikia metų. Ir dar yra viena šios istorijos dalis, apie kurią mažai kas kalba. 2026 metų vasarį, pirmą kartą nuo Rusijos invazijos pradžios, Ukraina pradėjo pardavinėti ginklus kitoms šalims. Šalis, kuri daugelį metų gavo ginkluotę iš viso pasaulio, dabar tampa tiekėja. 2026 metų kovą Volodymyras Zelenskis asmeniškai nuvyko į artimuosius rytus ir pasirašė gynybos partnerystės susitarimus su Saudo Arabija ir Kataru, o derybos su Jungtiniais Arabų Emiratais vis dar vyksta. Pasak Ukrainos šaltinių, kelios šalys jau paprašė pagalbos kovojant su Irane pagamintais dronais. Kaip matote, Ukrainos mūšio laukas tapo didžiausia pasaulyje laboratorija kovai su dronais. O dabar Ukraina pradeda eksportuoti tai, ko išmoko šioje laboratorijoje. Kad įsivaizduotumėte, Sunray jau automatiškai atpažįsta ir seka taikinius, naudodamas dirbtinį intelektą. Kitas žingsnis, kuris jau kuriamas, yra tai, kad ginklas pats nuspręstų, kada šauti. Nebereikės žmogaus operatoriaus, kuris patvirtintų kiekvieną šūvį. Kai tai įvyks, reakcijos greitis bus toks, kokio šiandien sunku net įsivaizduoti. Prisimeni matematiką, kurią minėjome pradžioje. Pulti pigiai, gintis brangiai. Ši logika vyravo šiame kare nuo pat pirmojo drono. Su Sunray pirmą kartą ši lygtis yra apverčiama. Ir būtent tokio tipo dronui, kuriam Rusija tikėjosi, kad bus neįmanoma sustabdyti. Tiesą sakant, Rusija vis dar neturi gero atsakymo į tai. Ir kol neturės, Ukraina turi tikrą, konkrečią pranašumą, kuris jau veikia mūšio lauke. Tai pirmas kartas, kai ginklas šaudantis šviesa, sukurtas karo metu, su labai mažai pinigų, komandos, kurios vardai laikomi paslaptyje, iš tikrųjų veikia tikrame mūšyje. 90-metyje Amerikos prezidentas Ronaldas Reiganas svajojo apie tai – gynyba paremta lazeriais ir išleido milijardus dolerių, bet nesugebėjo to pasiekti. Didžiosios karinės valstybės dešimtmečius investavo, bandydamos sukurti kažką panašaus. Ir būtent Ukraina tuščiame lauke 2026 žiemą ant pikapo parodė, kad tai veikia. Ne todėl, kad turėjo daugiau pinigų, ne todėl, kad turėjo daugiau laiko, o todėl, kad tiesiog neturėjo kito pasirinkimo. O dabar noriu tavęs kažko paklausti. Ar sutinki, kad Ukraina yra priekyje Rusijos bepiločių orlaivių kare? Palik savo nuomonę komentaruose. Jei šis vaizdo įrašas tau buvo naudingas, pasidalink juo su žmogumi, kuris seka šį konfliktą. Ir jei dar neužsiprenumeravai kanalo, dabar yra pats laikas tai padaryti. Iki kito karto.